Dažnas mitas, kad CNC darbas yra monotoniškas ir tik mygtukų spaudimas. Tai tikrai taip nėra, tai yra kūrybiškas procesas, reikalaujantis daug atidumo, mąstymo ir suprasti brėžinius. Prieš ateidamas į CNC mokymus studijavau transporto inžineriją universitete, dirbau mechaniku, sandėlio vadybininku ir horizontaliojo ženklinimo dažytoju. CNC mokymo metu man labiausiai patiko, kad turėjau net 3 profesionalius mokytojus, kurie turėjo ilgametę patirtį gamyboje, jie galėjo atsakyti visus techninius klausimus. Mokymuose buvo daugiausiai praktikos, galbūt tik tai 20% teorijos. Tu turi realią galimybę išmokti, o ne tik kažką perskaityti ir paskui pamiršti. CNC mokymo programa yra kompiuterinis staklių valdymas. Tai yra programa, kurie žmonės išmoksta paruošti, suderinti stakles, su jom dirbti, jas aptarnauti, kurti modelius, brėžinius, dirbti su GM kodais ir pagaminti detalę. Nuo modeliavimo iki pagaminimo. Norint tapti CNC staklininku reikia smalsumo, atidumo ir loginio mąstymo. Paklausa yra stabili arba didėjanti, nes dauguma įmonių, tokių kaip automobilių pramonė, medicinos pramonė, aviacija ir prototipavimas, ieško specialistų, programuotojų ir pačių operatorių. Po mokymų darbą rasti buvo nesunku. Techino organizavo ekskursijas į kelias įmonės, todėl turėjau galimybę gyvai pamatyti skirtingas darbo aplinkas. Pasirinkau Kyocera, nes jie lankščiai žiūri į naujus darbuotojus, kurie galbūt ir neturi visų reikiamų kompetencijų. Mums svarbu, kad žmogus norėtų tobulėti ir siekti rezultato. Šiame darbe man labiausiai patinka, kad esu apsuptas stiprių ir kompetentingų žmonių, nes stipri komanda duoda stiprų rezultatą.